Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 108 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie yield returną. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Praeitos pamokos metu mes su jumis sukūrėm range. Tai mes padarėm implementaciją IEnumerable tipo ir taip pat viduj mūsų range mes sukūrėm tokį tipą kaip struct enumerator, kuris ir ėjo per visus mūsų elementus, kurie mums buvo reikalingi. Bet šiandien mes pabandysime sutrumpinti visą tą parašytą kodą iki kelių eilučių. Tai kaip mes tai galim padaryti? Buvo sugalvotas toks raktažodis kaip yield. Ta raktažodį yield mes galim rašyti viduj funkcijų, kurie atiduoda mums generic IEnumerable arba IEnumerator, arba viduj funkcijų, kurie mums atiduoda non-generic IEnumerable arba IEnumerator. Ką mums duoda tas žodis? Aš galiu dabar panaikinti mūsų tipą enumerator ir čia parašyti tą funkciją truputį kitaip. Aš galiu pasakyti, kad mes eisime nuo starto iki endo ir per tokį žingsnį. Ir tiesiog sakysiu yield return i. Ir man jau nereikalingas tas tipas, kuris buvo parašytas pas mus prieš tai. Ir jeigu aš dabar paleisiu tą kodą, jis suveiks lygiai taip pat, kaip ir praeitos pamokos metu. Mes vis tiek gausime skaičius 1, 3, 5, 7, 9. Galim realizuoti ir kitokią seką, tik mums reikės truputį pasunkinti mūsų sąlygą. Mes žiūrėsime, jeigu žingsnis yra teigiamas, tai mes eisime, kol i yra mažiau negu entas, priešingu atveju mes eisime tol, kol i yra didesnis nei entas. Ir tada toks range'as pas mus irgi suveiks. Ir kaip matote, mes gauname tinkamą rezultatą, kuris mums yra reikalingas. Tai kas čia pas mus vyksta? Kaip veikia tas yield returnas? Mes sakome, kad kiekvieną kartą, kai bus kviečiamas metodas moveNext, tiesiog atiduok sekantį elementą, kurį tu čia sugeneruosi. Tai mes einam per for ciklą paprastą ir generuojame tos elementus. Ir tos elementus mes priskiriam prie mūsų current savybės ir per current savybę jau galim tos elementus pasiekti. Ir iš tikrųjų mes galim dar supaprastinti tą užrašą. Mes galim visą mūsų tipą sutrumpinti iki funkcijos range. Ir į tą funkciją mes galim perduoti reikalingus mums elementus. Ir visas tas tipas, kuris pas mus buvo parašytas čia, jau mums nereikalingas. Mes jį galim panaikinti ir tada tą range'ą galim kvesti be raktažodžio new. Viskas tai yra mūsų funkcija, kurią mes galim naudoti su jumis. Sakome, kad atiduodam kažkokį enumerable, nurodome, kokie pas mus bus argumentai, padarome paprastus patikrinimus, kad neįvyktų klaidų, kad nebūtų tai begalinis ciklas pas mus. Ir su for ciklu praeiname ir nurodome, o kokį i mes norim atiduoti. Ir viskas veikia identiškai, kaip pas mus buvo ir prieš tai. Tai dabar mums reikia pažiūrėti, o ką mes iš tos funkcijos gauname, kaip ta funkcija pas mus veikia. Ir jeigu mes pereinam čia ir perduosim tą funkciją, tai mes galim pastebėti, kas pas mus čia įvyksta. Pas mus atsiranda tipas, atsiranda klasė, kuria implementuoja IEnumerable tipą. Ir čia atsiranda daug laukų, kurie mums yra reikalingi. Tai status, koks pas mus yra, dabartinė reikšmė, redas, kur mes pradėjome žingsnį ir visi kiti dalykai. Tai pradinė reikšmė, pabaigos reikšmė ir mūsų žingsnis. Tai mūsų tie argumentai, kuriuos mes perdam. Taip pat, kaip matote, realizuotas tuščias disposable metodas. Ir čia pas mus atsiranda metodas moveNext. Jeigu jūs pažiūrėsite įdėmiai, mes galim pastebėti, kad mūsų for ciklas buvo suskaidytas į dalis. Kaip jūs galite pastebėti, tai yra pas mus trečias ciklo žingsnis, kur mes didinam per stepą mūsų i reikšmę. Toliau, jeigu nusileisime truputį žemiau, tai čia pas mus yra viršutinė mūsų dalis. Mes tikrinam, ar viskas pas mus gerai, ar nėra jokių klaidų. Ir mes nurodome, kad prie mūsų i kintamojo mes pradžioje priskiriam startą. Ir ta dalis pas mūsų veiks tik vieną kartą, nes pradžioje mūsų status bus 0. Tai mes praleisime tą ifą ir įeisime prie mūsų else iškart. Ir čia mes priskirsime tą pradinį mūsų startą. Ir toliau kiekvieną kartą mes tikrinsim, ar ta sąlyga suveikia teisingai. Jeigu čia viskas pas mus tvarkoj, tai mes prie current reikšmės priskirsime mūsų i ir tas current po to pas mus bus atiduotas, o status visą laiką bus pas mus vienetas. Tai mes kiekvieną kartą čia į tą ifą galėsime įeiti. Namas pas mus bus vienetas, tai mes tą return false praleisime. Prie stato mes priskirsime minus vienetą, o prie mūsų i pridėsime stepą ir judėsime toliau prie šio ifo, kol neprieisime prie situacijos, kai sąlyga čia pas mus atiduos false ir mes iš mūsų moveNext atiduosime false. Visais kitais atvejais mes atiduosime tą padidintą i. Ir jūs galite paklausti, o kur mūsų tipas IEnumerator? Mes moveNext aprašome viduj IEnumerable tipo. Ir jeigu mes pažiūrėsime truputį į viršų, tai tas objektas vienu metu yra ir IEnumerable, ir IEnumerator.
Tai mes per tą objektą ir einame toliau. Ir taip pat jis yra ir iDisposable. Tai kaip jūs matote, iš tokios mažos funkcijos mes gauname labai didelį tipą, su kuriuo ir galim dirbti. Ir tai gali būti pas mus kaip iEnumerable, taip ir iEnumerator. Tik iEnumerator pas mus negali būti naudojamas su for each ciklu. Tai mes galim tai parašyti tokiu būdu. Sukursime čia mūsų enumeratorių, nurodysim, kad pas mus bus ranges, judėsime į priekį ir kiekvieną kartą galėsime atiduoti tą current elementą. Jeigu mes čia parašysime iEnumerator, viskas atrodys identiškai, mes turėsime lygiai tą patį kodą, tik truputį mažiau metodų. Tai čia pas mus jau nebus metodų, kurie ateina iš interfeisų iEnumerable. Tik bus iEnumerator metodai. Ir visi lokalūs kintamieji, visi argumentai pas mus bus čia aprašyti kaip laukai. Ir jūs galite pasakyti, gerai, tai jeigu listas implementuoja pas mus iEnumerable tipą, tai mes galim čia vietoj iEnumerable parašyti listą. Bet iš tikrųjų taip pas mus nesuveiks. Nes mums sako, kad listas tai ne iteratoriaus tipas. Mes galim naudoti čia tik iteratorius. Tai arba iEnumerator arba iEnumerable, nesvarbu ar generic ar non-generic. Taip pat mes galim sukurti ir tokį metodą, tarkim Fibonacci. Galim nurodyti, kiek elementų norim iš Fibonacci paimti ir toliau per for ciklą eiti ir tuos elementus visus paimti. Tik nepamirštam nurodyti, kad tai yra generic tipas, kad mes galėtumėm perduoti funkcijos rezultatą į mūsų list tipo konstruktorių. Ir dabar be jokių problemų aš galiu praeiti pro tą listą ir paimti visus Fibonacci elementus. Ir kaip jūs matote, taip generuoti savo enumerables yra patogiau negu paprastais būdais, kai kompiliatorius už mus parašo kodą. Ir mes galim tai rašyti kaip tik nori. Mes galim sukurti savo tipo custom objects ir sakyti, kad darysime taip. Atiduosime penketą, po to atiduosime žodį hello, po to sugeneruosime seką iš skaičių, atiduosime kažkokį indeksą ir galim net raidės atiduoti. Ir jeigu aš dabar tą metodą iškviesiu viduj for each ciklų, aš galėsiu gauti visus tos elementus, kurie pas mane čia buvo aprašyti. Tik mes gaunam exceptioną dėl to, kad tai pas mus yra intas ir jis negali hello sukastinti iki into. Tai jeigu aš čia parašysiu object, taip kaip viską ir saugo iEnumerable, tai viskas pas mane suveiks. Ir matome, kad tikrai penketas, toliau hello, skaičiai nuo 0 iki 4, indeksas 0 ir raidės nuo A iki Z. Tai aš galiu čia aprašyti viską taip, kaip noriu, naudojant tą konstrukciją yield. Dabar jūs žinote, kaip naudoti konstrukciją yield return su tipais iEnumerable ir iEnumerator. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.